Šį savaitgalį mes gavom komentarų nuo tokių rašytojų. Ir tokiem rašytojam mes turim gerą atsakymą apie skaidrumą, apie viską. Šiandieną mes norim supažindinti jūs su mūsų skaidrumo politika. Mums atneša bateriją, mes ją išrinkam, dedam ant stendo, turim skaneriuką ir skanuojam. Jeigu kas nežino, tai kiekviena celė turi savo unikalų kodą, kuris pasaulyje nepasikartoja. Kiekviena celė, kuri nors kartą buvo pas mus, yra saugoma mūsų serverį. Net jeigu jūs atvažiuosite ir po 2-3 metų, mes pagal jūsų telefono numerį arba mašinos numerį valstybinį atkrapštysim kiekvienos celės istoriją. Nu va, jums ir vienas iš pavyzdžių Prius 30. Čia yra grafikai. Kuo jisai tolesnis eina į dešinę pusę, to geresnė baterija. Iš geriausių, ką mes matom, nu va, pirmą celę turi 3.6, antrą 3.2, trečią 2.7, 2.9 ir pradėjom eiti į apačią, jau viduriukė yra 1.5, imam iš kito galo vėl porą trečiukų ir vėl viskas eina į dviejutukus. Tai va, kur šneka, kad 2 celės apmirė, tai parodykit nors vieną gerą. Mes garantiją duodam nuo 4000. Per visą mūsų praktiką, ką mes čia darom, trečiukai, auriai, mes matom tą patį vaizdą kiekvieną dieną. Visi, kas abejoja mūsų skaidrumu, visada galit pasilikti pas mus ir pamatyti visą procesą savo akim, sudalyvauti patikroj iki pat galo. O jeigu jums patinka mūsų filmukai, nepamirškit pasirašyti ir pastatyti laiką. Arba haskį.